Ar esi kada nors kažką pradėjęs, kas atrodė teisinga, bet širdis sakė kitaip? Aš taip jaučiausi studijuodama interjero dizainą Anglijoje. Viskas atrodė gražu, kūrybiška, bet tai nebuvo mano kelias. Grįžusi į Lietuvą nusprendžiau išgirsti save ir užsirašiau į makiažo kursus. Ir nuo to momento viskas pradėjo suktis apie grožį ir drąsą įgyvendinti savo svajonę. Dabar einu teisingu keliu, nes šitam darbe jaučiuosi be galo laiminga. Nors aš esu labai introvertiška ir viešasis kalbėjimas man yra tikras iššūkis, noras kurti turinį ir dalinti savo darbu yra stipresnis už visas baimės. Tad jeigu stebi, tavo palaikymas man reiškia labai daug ir tikiuosi paliksi komentarų ar širdelę po šituo video. Labai mėgstu filmuoti ir montuoti turinį ir šitą savo pomėgį naudoju ne tik tai savo anketai. Mano draugas turi TikToko ir Instagram paskyrą su savo senu BMW automobiliu. Ir vasaros vakarus dažnai leidžiam filmuodami gražius vaizdus. Kitas faktas apie mane, kad esu gimusi Klaipėdoje. Tačiau vienintelis dalykas, ko man žiauriai trūksta, yra jūra, nes ten realiai praleidau visą savo vaikystę. Tėvai keisdavosi mumis bet kokiu oru. Ar tai būdavo labai šalta, -20, ar ten būdavo +25, +30, mes tiesiog važiuodavom į Nidą, prie jūros, į Girulius ir tenai leisdavom savo dienas. O mano guilty pleasure yra važinėti su automobiliu ir garsiai klausyti muzikos įvairios, dainuoti ir tiesiog vibinti. Aš esu Justė, profesionali vizažistė, kūrėja ir grožio pasaulio mėgėja. Ir ta verti netikrumą, estetika ir žmonės, kurie seka savo svajonių, lik čia. Kviečiu kartu kurti, augti ir įkvėpti vieni kitus.